Labas, jau dabar vakaras ir sveikinuosi su jumis iš gruodžio 11 dienos. Šiandien yra pirmadienis ir sveikinuosi su jumis vėliau negu įprastai. Pirmadienis, čia kaip koks sekmadienis būna dažnai, ne 100%, bet dažnai būna tvarkymosi pas mane diena. Tai pirmadienis man patinka, yra toks ramesnis ir tokia ramesnė savaitės pradžia. Taigi šiandien dirbom. Oras ne kažką, buvo labai keistas oras, jeigu vakar buvo 16 laipsnių šilumos, šiandien 6, bet apsiniaukinu žodžiu. Ne pats kalėdiškiausias, tai galvoju, greitai iškepsiu bananų duoną ir vat kartu su jums pasidalinsiu receptuku, kadangi jau nieko daugiau šiandien įdomesnio nenuveikiau. Tiesiog pirmas pasitaikęs internete receptas, aš dažniausiai šitą ir darau. Tai aš stengiuosi dažniausiai daryti didesnę porciją. Ten ant proto rašo 2-3 bananus, bet aš dedu 6, bet aš dedu 3 šaldytus ir 3 ne. Kažkokia geresnė konsistencija man patinka. Ir tiesiog miltai, truputėlį sviesto ir irgi viską dvigubinu, nes noriu daugiau. Kepimo milteliai. Ir mėgstu dėti, iš tikrųjų, čia yra be kaloris. Cukrus, aišku, čia jau pas mane nebedaug yra, bet užteks, nes bananai dažniausiai iš savęs saldus. Ir man taip rodos dar reikia vanilės. Bananai, sviestas, kepimo milteliai, truputėlį druskos. Sako cukrus kiek nori, dar kiaušinis. Einam pasiimti kiaušinį. Kiaušiniai. Tai viską kaip ir turim. Tai pirmiausia įdėsiu minutę tiesiog bananus, kad būtų galima juos sutrinti. Tada laukia sviesto eilė. Ir tada tiesiog viską sukombinuoti ir pašauti orkaitėje. 350 arba 175 laipsniai. Taigi, pradedam darbą. Tik norėjau parodyti vieną triuką, kurį aš naudoju, kai yra aukštesnė skarda. Noriu įdengti popierių, bet kad jisai neslankėtų. Tai aš tiesiog siemu popierių, nusikerpu, aišku, ilgesni, kad jis galėtų suleisti. Ir aš naudoju 2 sagtukus. Aišku, juos išimu prieš kepant, bet tol, kol supili tešlą ir ta tešla nusodina visą tą popierių, tai tiesiog prilaiko, kad būtų tvarkingiau. Čia tikriausiai pirma bananų duona, kuri man nesukrito. Wow! Nes įprastai jinai tokia būna labiau flat. Tokie subliuškos. Kvepinamai tai labai skaniai. Tai greitai pjaunam ir žiūrim, kas čia gavosi. Tikriausiai reiktų palikti keletą minučių atvėsti, bet ar mes lauksim? Ne, nelabai. Va kaip atrodo. Gerai, ir tada Adomo mėgstamiausia šių laikų frazė netempiam gumos. Ir atidarom advento kalendorių. Man šiandien kažkas nesiseka šnekėti. Šiandien laukta ta didelė dėžutė. Domai, tavo spėjimai, kas bus? 11 dėžutė. Šiandien Kremas. Tai gavom kremą. Šiaip tas pačią pirmą dieną kremas, kur gavom, šiaip labai geras ir viskas su juo gerai.
Ir Šitas tas irgi bus kremas geras, ir Ne, šitas bet kremas geras. problema, visi kremai geri. rožių tas kvapas mano nėra pats mėgstamiausias. Nes aš turiu kitus porą rankų kremų, kur yra irgi rožių skonio kvapo. Neskonio Kitus kvapo. porą šimtų. Ne, 2 rankų kremus. Ir aš juos tepau, nežinau, tai. Žodžiu, gerai, eina valgyti bananų duoną kol šilta, nes man patinka valgyti šiltą ir susitiksime rytoj. Labas vakaras ir sveikinu su jumis iš gruodžio 12 dienos. Jau dabar yra vakaras, kiek čia manas, kad apitemė. Ir mes jau esam po darbo, nes yra antradieniais žmonės dirba. Aš tik tais greitai. Laukit. Ai, ačiū Adomas paėmė. Aš tik norėjau greitai parodyti, kokius fainus batus gavom. Čia yra toks kolaboracija, kur kiekvienais metais šitą daro, ne? Čia, nežinau, paremt vaikus ar kažkas tokio. Tai visada būna tokio dėžutėj. Čia vaikas, kuris sukūrė batą, bet ar čia iš tikrųjų? Jo, čia jo dizainas. Iš tikrųjų, ar tu čia juokauji, ar čia tiesiog... Ne, jo dizainas čia, jo. Tai žiauriai kietas. Tada žiauriai kietas vaikas, jeigu čia jisai sukūrė. Tai būna pridėtas, nu čia ne lipdukas, bet čia užklijuotas. O palauk, ištraukti patį batą. Man tai labai kietai atrodė. Koksai, vat, pakabukas pridėtas. Nu, jis tik detalus labai, ne? Nu šiaip jo, nu tipo, aš žinau. Koks Bet jų ir padas. paleidžia, man atrodo, apie 5000 pasaulių šis. Na, tai va, žodžiu, va toksai batukas, pirmas. Nes masinės produkcijos nedaro tokios kokybiškos. Jo, ir šiaip jaučias net paėmus batą, kad tie tokie kokybiškesni batai kartais tu gali pajausti, jie tokie sunkesni, atrodo, iš geresnės medžiagos padaryti. Nori parodyti, kaip tu sudėvėjai Yeezy savo? Ne. Bet čia edukacinis būtų toks eksperimentas. Nu. Tai va, o antras batas yra toks Nekirp kaurį, prašau. paprastesnis. Reikia parodyti, kad ne visur gėlės ir šampanas. Va toksai. Taurė negirdi manęs. Adomai, man reiks bus sunku karpyti ir toks bus čiok. Nekarpyk, nu. Žodžiu, labai sunešiau savo Yeezys ir aš vis dar nešioju, nes... Tai parodyk, nu. Ne, parodyk. nerodysiu. Kodėl, nu? Nes baisu. Nu tai Adomai, ne. realiai pamato žmonės, nu. Adomai, ne. Gerai, aš savo Yeezys parodysiu. Adomas perima vlogą. Iš viršaus tai, nu, neatrodo baisiai. Tada... Bet nieks nemato šitos pusės, tai... Realiai koks skirtumas, kol neprofilavo savo nerodys, tai okei. Nes mano dar blogiau. Tai tik tais tiek galiu pasakyti. Tik aš norėjau parodyti, kokie šitie gražus iš tikrųjų. Bet šitie biški jaučias, va, tie lengvesni, šitie labiau gal didesnės, ne? Jo, šitų buvo pusę milijono. Tai, bet šiaip labai gražus, tokie stilingi, atrodo, kaip Jordan 4, nesu didžiulė fanė. Populiariausias Jordanų modelis, ne? Ketvirtai, ne, pirmi populiariausias, bet... Tai va, tai dabar reikia juos supakuoti ir mes tiesiog nuvešime jų piesą. Tai nežinau, gal pasiimsiu, gal pagaliau nepamiršiu pafilmuoti biškį lemputės, nes visai gražiai daug žmonių pakeliui pasipuošia. Tai... Okay. Ate. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You and me. Doesn't matter, it is Christmas.
Neseniai grįžom po to UPS-o, po pasivaikščimo lauko. Iš tikrųjų nieko šiandien labai neplanuoju veikti, apart to, kad noriu sueditinti 4. vlogą. Tai tiesiog vakarieniai pašausim lazanę. Aš norėjau parodyti, ko tikimės ir ko gaunam. Bet šiaip vis tiek šitą lazanę yra skani. Tiktais problema, kad ją reikia kepti 55 minutės. Dar tada 10, tai valandą 5 minutės žodžiu. Tai tiesiog greit pašauksiu šitą ir tiesiog pasidarysiu gal arbatos ir eisiu tiesiog dirbti ties video. Just around the corner, coming up, just around the bend. Holiday couldn't be here sooner. Holiday for family and friends. And we've got pine tree, pine cone, evergreen, mistletoe, candy cane, Santa Claus. A gingerbread woman and a gingerbread man in a gingerbread house and all. Taigi jau dabar yra vakaras, jau išvedėm kaip ir čipsą. Aišku, dar neatidarėm advento kalendoriaus, bet atidarysiu truputėlį vėliau. Tikiuosi, čia labai jums netrukdo ūžė mūsų ventiliatorius. Tiesiog norėjau pasidalinti greitą savo vakaro ir skincare, tokia mini rutina. Nieko jinai labai ypatingo. Iš tikrųjų, paskutiniu metu, kai pradėjau naudoti šitą serumą, apie jį pasakoju, rodžiau viename iš savo paskutinių vlogų. Dėsiu linką čia. Tai mano ta visa vakaro rutina iš tikrųjų gerokai supaprastėjo. Vis dar mokausi dirbti su retinoidu, nes jau čia dabar nyksta, bet čia man buvo iš tikrųjų išsausėjimo vietos, tai dabar stengiuosi čia tiesiog netepti. Ilgą laiką visai laukiau savo hialurono rūgšties serumo, kas labai padeda ir iš tikrųjų tik kada čia išėjau penktadienį, šiandien yra antradienis ir jau situacija gerokai geresnė. Labai sausėja, dar aišku sausas oras laukia, tai nepadeda. Viską parodysiu, kaip aš darau, kaip aš paskutiniu metu atradus, kas man veikia. Mano nuomonė yra, kad kai išbandot įvairias priemonės, ar ten kemša poras, nekemša, jūs beria, spuogeliais met ir panašiai. Oda yra gana individuali ir individualus dalykas, tai reikia kiekvienam atrasti tai, kas veikia. Aš tiesiog pasidalinsiu su jumis, kas veikia kol kas man. Šitas tai yra tiesiog labai geras dalykas, mano nuomonė vėlgi. Man padėjo, tiesiog pradedam daryti savo rutiną. Tikrųjų, nepaisant, esu su makiažu ar ne, naudoju vieną iš 2 priemonių. Dar turėjau prieš tai ir kitokių, bet yra čia Cleansing Balm. Tai šitas toksai riebesnis. Šitas ypatingai gerai yra iš tikrųjų, jeigu ten turi kad ir CC kremą. O ypatingai, jeigu yra sunkesnis makiažas, tai va, pirmas žingsnis yra tas, arba tiesiog su miceliniu vandeniu. Aš vėlgi turiu tiesiog su hialurono rūgštimi. Net ir jeigu tušo neturiu ar bet ko, aš tiesiog pradėsiu su šituo. Aišku, šiandien yra blakstienų tušas, tai reikės 3 diskelių, bet aš mėgstu po vieną tiesiog kiekvieną akį ir vienas bus tiesiog veido. Žodžiu, kodėl yra svarbu būtent daryti net ir double cleansingą. Ir net nebūtinai su miceliniu vandeniu, man atrodo, kad galima ir tiesiog su paprastu prausikliu. Ir ypatingai, jeigu naudojat SPF kiekvieną dieną, tai tikrai reiktų daryti tą double cleansingą. Su pirmu tų valymu, jūs tiesiog net ir jeigu nėra makiažo, nuvalot SPF-ą. O antru žingsniu aš tiesiog nuprausiu su pačiu paprasčiausiu prausikliu. Sakau, čia buvo atradimas irgi, man atrodo, tai ne kiek su spuogeliais padėjo, bet tiesiog net ir su tekstūra, man atrodo, ant kaktos. Tai tiesiog padėjo prausiklis, reikia vėlgi atrasti prausiklį tas, kuris veikia jums, nes nebūtinai šitas prausiklis veikia visiems, kiek esu girdėjus, kai kuriem nelabai patinka. Čia yra vienas toks net ir pigesnių, paprastesnių prausiklių, bet man labai patinka. Aš dar naudoju tokia daugkartinio naudojimo, vadinasi Makeup Eraser, bet šitą ne tik makiažui nuvalyti gali naudoti. Būna kartais šlapinu veidą, kartais ne, tiesiog porą pumpyčių ir tiesiog masažuojat į veidą. Vėlgi, prausiklis pagal jūsų pasirinkimą. Sušlapinu šitą ir tiesiog
Aišku, šitą naudojam, bent jau aš naudoju vieną kartą ir iškart dedu plaut. Ir dabar tiesiog dar kartą nuplaunam su tiesiog vandeniu, kad užtikrint, kad viskas nusivalė, visas prausiklis. Bet galima šitą ir praleidžiu žingsnį. Galima tiesiog, jeigu labiau skubu, tada užsidedu vėl tų prausiklio, tiesiog gerai viską išmasažuoju ir tiesiog nuplaunu. Tai dabar kitas žingsnis, kurį darau, tai iš tikrųjų ilgai nelaukus, nenoriu net, kad labai nudžiūtų veidas, iškart dedu tiesiog hialurono rūgštį ir čia dedu tiesiog 3-4 mažus lašiukus ir dar pirštų ir paskirstau. Pirmiausia, dar jeigu yra drėgna oda, tas hialuronas, bent jau šitas, geriau išsitepa lengviau, bet kitas dalykas yra netgi hialurono veikimo principas yra paimti drėgmę, ten vandenį, kad ir iš aplinkos ir ją pritraukti į odą ar kažkas tokio. Ir prieš dedant šitą, aš gerokai palaukiu, tai yra esmė, jeigu dėsit, kad ir man atrodo, bet kokį retinolį ant drėgnos odos, kažkaip jisai labiau įsigeria ir gali labiau sausinti odą. Ir mes žinom, kad aš jau ir taip turiu problemų su tų sausėjimų, tai stengiuosi ir padaryti tarpelį, tai iš per tą tarpelį tiesiog išsivalau dantis. Aš dabar einu valyti dantų ir susitiksime, kai jau reikės užsidėti šitą. Kai jau išsivaliau dantis, praėjo kažkiek laiko, naudosim šitą, naudoju, aišku, tiek. Galima šiaip reiktų gal net ir mažiau, bet ilgai. Ir paskirstau. Ir tada pabaigai tiesiog dedu bet kokį kremą. Naudoju šitą arba net ir tiesiog šitokį. Bet šiaip galima vėlgi kremą, tiesiog kuris jums labiau patinka. Biškutėlį. Truputėlį naudoju daugiau. Ir tą patį paskirstau ir ant kaklo. Ir galiausiai pabaigiu. Šiaip su bet kokiu irgi vazelino lūpų balzamu. Dabar aš naudoju šitą. Tai va, tokia mano vakaro rutina. Nieko labai įspūdingo, nieko labai kažko stebuklingo. Dabar sutiksim, kai jau atidarinėsim advento kalendorių. Tai atsargiai. Čipsas nori mane užmušt. Čips. Da, aš tą nufilmuosiu. Vitaminas D. Vėlyvas vakaro šou. Šiandien dabar jau yra net be 15:12, aš jau nusiprausus, editinu, bet pasiruošiu beveik miegoti. Bet aš negaliu nueiti miegoti neatidarius advento kalendorius. Tai paskutinis sluoksniukas pirmas ir jau baigsis ir tada bus apačioj. Tai šiandien yra vis dar 12 diena ir kokie spėjimai, ką mes gausime. Ir... okei. Skin Clearing Facial Wash. Kaip tik rodžiau savo vakaro rutiną. Čia vėlgi yra, veido prausiklis. Aišku, reiktų išbandyti, nes mano, aš kaip sakiau, oda labai sausėja ir nuo arbatmedžio gali irgi sausėti. Tai nežinau, bet vasarą, jeigu ne dabar, tai manau vasarą, oda būna atsigavus, tai šitą tikrai išbandysiu. Aš kai jaučiu kvapas, tai galva duos tiesiog. Ne taip kaip tas tonikas, bet... bet bus įdomu išbandyti, sakau. Šiandien tiek ir susitiksime kaip visada rytoj. Iki. Doesn't matter if the snow is falling.